Kodėl aš pardavęs Amazon su 50% pliuso ir uždirbęs $890 iš karto įsigijau 30 vienetų šito fondo vienetų? Tai atsakymas šitame video ir pakalbėsiu šiandien apie SCHG fondą, kuris duoda į kaulus S&P 500, turi 250 pozicijų, yra plačiau diversifikuotas negu Nasdaq'as, bet tuo pačiu kažkiek siauriau negu S&P 500. Na, bet žodžiu, apie viską pakalbėsim ir šito fondo gali užtekti tik tai kaip vieno indeksinio vieneto savo augimo portfelyje. Tai jeigu tinka ir patinka, spaudžiam like, žiūrim iki galo ir jeigu norite, apačioje yra timestampai, galit prasukti iki jūs dominančios temos, konkrečiai pasižiūrėti, apie ką tuo metu aš kalbėsiu. Na, o dabar važiuojam prie techninės informacijos apie SCHG augimo fondą. Dabar pradžiai, ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad pirmas dalykas, jūs galit matyti, jog aš pats jo įsigijau 30 vienetų po $81. Pirkau tai už 2,5 grubiai $1000. Visą mano portfelį jūs galite sekti ir šiai dienai yra 233 prenumeratoriai, tai nuorodą į portfelį rasite apačioje, tik tai būtinai naudokite ją per kompiuterį, ne per telefoną. Tai jeigu žiūrit šitą video per telefoną, tai tiesiog nusikopijuokit į kompiuterį ir tada galėsit užsiprenumeruoti šitą mano portfelį ir matyti visas mano štai šitas pirkimų, pardavimų operacijas, kur yra su pliusu, kur yra su minusu ir taip toliau ir panašiai. Tai na, o dabar einame prie SCHG, panagrinėsime jį. Tai apskritai, kas tai yra per fondas ir koks yra jo tikslas? Tai fondo tikslas yra trekinti arba sekti kaip įmanoma arčiau prieš mokesčius ir išlaidas visą Dow Jones US Large Cap Growth Total Stock Market Index. Tai kitaip tariant, visą Amerikos didelių kompanijų, portfelį arba krepšelį. Ir dabar fondo highlightai arba tie, sakykime, išskirtinumai. Tai tiesioginis low cost, tai reiškia žemų išlaidų fondas, kuris duoda dar ir tax efficiency, tai reiškia optimizuojamų mokesčius. Kodėl? Nes didžioji dalis reinvestuojasi automatiškai ir tik tai minimali dalis išmokama dividendais, ten apie 0,64, bet prie to prieisim dar video gale. Jis dar ir dividendus pamoka. Fondas gali būti arba kaip dalis portfelio, arba kaip centrinė diversifikuota portfolio, reiškia ašis. Tada Simple Assets to Large Cap US Equities that Exhibit Growth Style Characteristics. Tai reiškia, visi aktyvai turi turėti augimo charakteristikas ir akcijos klasifikuojamos reiškia kaip augimo, tai reiškia jums nereikia atrinkinėti, kuri yra augimo akcija, kuri yra ten dividendinė, kuri yra gal dividendinė, bet tuo pačiu jinai priskiriama prie augimo. Tai fondas, fondo valdytojas tą padaro už jūs, sekdamas tiesiog indeksą. Na, kitaip tariant, indeksas padaro viską už jūs. Ir kodėl sakau, indeksas padaro viską už jūs, tai yra dėl to, kad fondas yra pasyviai valdomas ir jis turi 0,04% turto valdymo mokestį. Tai reiškia, nuo 10 000 portfelio per metus jūs sumokėsit $4 už 250 pozicijų valdymą. Įsivaizduokit, 205 pozicijų vienam portfelyje už 4 pinigus, per metus valdymo. Tai yra neįtikėtina. Jeigu nuo 100 000, tai sumokėsit 40 per metus. Nuo 1 400 000. Tai yra nesuvokiami skaičiai man už valdymą. Aš nežinau, kaip jie ten išgyvena, iš ko jie ten gyvena, bet jo. Morningstaras yra įvertinęs 5 žvaigždutėm praktiškai ties kiekvienu punktu. Šita dabar, kas yra Morningstaras, tai yra lygiai taip pat kaip ir S&P Global kompanija, kuri vertina fondų kompanijų, reiškia pelningumus, tvarumus, žodžiu, visą analizę padaro ir išduoda tam tikrą reitingą. Tai šitas yra įvertintas 5 žvaigždutėm iš 5, praktiškai visose vietose, tik tai 3 metų laikotarpyje galėtų performinti geriau. Ir jeigu vėlgi mes žiūrėsime quartile rankings, tai reiškia ketvirčio visi rezultatai, tai per 1 metus top, ta prasme šitas fondas yra, nežinau, mano galva, jeigu jūs esat naujokas, pavyzdžiui, ir galvojat, kad aš noriu kažko rizikingesnio, pavyzdžiui, bet tuo pačiu agresyvesnio negu S&P 500, bet tuo pačiu nerizikuoti labai stipriai, bet kažkiek galbūt daugiau, tai šitoje vietoje SCHG, kuris auga nuolat ir jūs norit to papildomo pelningumo, to, kurio nesuteiks S&P 500, tai man atrodo, kad tai nėra investavimo rekomendacija beje, kad tai bus vienas paprasčiausių ir efektyviausių jums pasirinkimų, su kurio galėsite ramiai miegoti naktį
ir kainuoja jis iki $100, tai tą irgi parodysiu. Dabar žiūrėkim. Jeigu žiūrėti į ilgalaikį jo, reiškia, pelningumą, tai nuo įsteigimo pradžios vidurkis yra 15,39, 10 metų laikotarpėje 14,88, 5 metų laikotarpėje 19, na ir taip toliau. Žinoma, ne viskas čia rožiam klota ir būta tokių metų, kai buvo 15%, po to 3, 6. Tai įsivaizduokit, jūs tikitės 15, uždirbat pirmais metais 15, o po to uždirbat 3, po to uždirbat 6. Ir jeigu, kodėl aš sakau, investavimas yra maratonas, jo, ir jeigu jūs būtumėt čia pildę savo krepšelius, dar vienais metais būtų 2,8, po to minus procentas, po to 3,6, 3,9, 2,8, o jūs tikitės 15 ir 3 metai iš eilės važiuoja aukštyn viskas. O po to ateina netikėtai 2022 metai ir visa rinka suvažiuoja, bet SCHG kartu su visa rinka pavažiuoja 31%. O 23 metai duoda jums įspūdingus 50%, reiškia, per metus nuo viso jūsų krepšelio. Tai jeigu jūs būtumėt išlaikę nuo 2014 iki 2023, praktiškai 10 metų, tai būtumėt turėję vidurkį apie, reiškia, iki 24 čia, nes per 23. Tai 10 metų laikotarpėje, štai šita grafa nugula į 14,88% vidutinę metinę grąžą. Tai kiek pelningų metų mes turėjom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iš 10 metų mes turėjom tik 6 pelningus metus. Turėkite tai omenyje. Jeigu mes pasižiūrėsim į tokius normaliai pelningus metus. Jeigu mes pasižiūrėsime apie tokius ant nulio, tai mes turim 1, 2, 3, tai 3 metus ir 1 metai buvo labai minusiniai. Tai šitoje vietoje investavimas neatsiejamai yra susijęs su rizika, nes įsivaizduokite, jeigu jūs būtumėt pradėję investuoti 2017, 2018 baigtumėt investuoti ir sakytumėt, šūdas neveikia, nesąmonė. Arba 21 įėjot į rinką ir 22 yra štai tokie, jūs tikitės 15, o pas jūs minus 3,1. Iš karto nustojat investuoti, o kitais metais plus 50. Opa. Ir šitoje vietoje, kuo ilgiau jūs išbūsite rinkoje, tuo didesnė tikimybė, jog jūs išeisite su pliusu. Laikas mažina jūsų investavimo riziką. Patikėkit, ne manim, bet šituo grafiku netgi galite tikėti. Gerai, dabar einam prie šito fondo, reiškia, sudėties. Tai didžioji dalis sudaro 45% informacinės technologijas. Toliau vartojimo prekės, komunikacijos, sveikatos priežiūra, finansai, pramonė, būtinosios vartojimo prekės, žaliavos, energetika, nekilnojamas turtas ir utilities, tai komunalinių paslaugų sektorius. Jeigu žiūrėti, tai didžiausi top 10 holdingai yra Apple, Microsoft, Amazon. Prisiminkite, aš pardaviau Amazon ir įdėjau štai čia. Tai reiškia, bet kokiu atveju aš Amazoną turiu. Nvidia, Google, Meta, Alphabet, Tesla, Broadcomas ir United Health Group. Tarsi milžinai, kurie 10 pozicijų iš 250 pozicijų, kurias turi apskritai šitas fondas, iš 209, jeigu būti tiksliam, tai mes turime 54% praktiškai šitose kompanijoje. Tai jeigu jūs investuojate 100 eurų, pavyzdžiui, į tokį fondą, tai 54 eurai atitinkamai 12, 12, 6, 5, 5, 3, 2 keliauja į šitas kompanijas tokiomis proporcijomis. Tai taip veikia investavimas į fondus. Čia yra tiem, kas galbūt žiūri ir galvoja, kaip čia viskas veikia. Tai idėja su šituo fondu reiškia tokia dabar. Ką galima dar panagrinėti, tai kaip jisai atrodo palyginti su S&P 500 ir su Nasdaq ETF-u. Kodėl dabar kalbu? Dėl to, kad tas pats, jeigu pasižiūrėti S&P 500, jisai atrodytų, turi technologijų sektorėje 30%, sveikatos priežiūroje 12%, finansuose 12%, vartojimo ciklinės prekės 10%, komunikacijos 9%, pramonė 8%, supratot logiką. S&P 500 atrodytų pagal sandarą, nelabai stipriai skiriasi. Ir tada ateinam į Nasdaq'o, pavyzdžiui, irgi technologijas 5%, visa kita, čia irgi visi sektoriai yra. Tai dabar palyginti su šituo, ta prasme, fondu, tai irgi, kaip čia dabar, pagal visą sudėtį atrodytų, kad tos sudėtys nėra labai čia kažkokios įspūdingos. Patikėkit manim, net nedidelė procentinė dalis tam tikrose kompanijose gali daryti ypatingai didelę įtaką jūsų portfeliui. Ir dėl to tie indeksai ir yra sudaryti, nepaisant to, kad viskas atrodo labai panašiai. Ir jūs galit netgi pirkti du, pavyzdžiui, fondus, tarkim QQQ ir S&P 500.
ir jūs neturėsite tokio rezultato, kaip tarkime investuojant į SCHG, kas yra iš principo kaip tarpinis variantas tarp šitų dviejų fondų. Dabar jeigu ateisime į palyginimą ir pasižiūrėsime, metai laiko, SCHG davė į kaulus per metus laiko tiek Nasdaqui, tiek S&P 500. Čia per 1%, o čia beveik per pusę šitoje vietoje. Tai beveik dvigubai lenkia S&P 500, tiek QQQ ETF, tiek SCHG. Jeigu mes kalbam apie 3 metų laikotarpį, tai šitoje vietoje mes turime QQQ 30, SCHG 33, SPAJus 33. Tai dabar žiūrėkit, atrodytų sandaros yra skirtingos, jo ir QQQ yra labiausiai koncentruotas, bet šitoje vietoje kažkaip tai SPAJus mažiau pakrito, tai S&P 500 yra SPAJ, QQQ yra Nasdaqas. Kreipkite dėmesį, kad krizinių laikotarpių S&P 500 mažiau svyruoja, dėl to aš sakau, kad jeigu norisi daugiau pipiriukų ir daugiau rizikos kažkiek tai prisimti, tai tada gali būti SCHG kaip pasirinkimas. Jeigu mes kalbam apie 5 metų laikotarpį, tai šitoje vietoje praktiškai tas pats, sakykime, S&P 500 čiuožia žemyn lygiai tiek pat, kiek ir abudu šitie fondai, tiek Nasdaqas, tiek šita vieta yra labai paprasta pasižiūrėti. Atkreipkite dėmesį. Nuo čia nuo kritimo, tai S&P 500 buvo mažiau pakilęs, bet nukrito kaip ir giliau, procentaliai nukrito, aš sakyčiau, tiek pat ir šitoje vietoje vėlgi jisai net nebandė vytis savo pelningumu šitų dviejų fondų ir bendraja prasme, kaip ir, ta prasme, jūs būtumėt turėję mažiau S&P 500, net per patį didžiausią dipą, negu būtumėt turėję, pavyzdžiui, Nasdaq'e arba SCHG, jeigu būtumėt investavę visus 5 ištisus metus. Na ir jeigu mes kalbam apie vėlgi tą patį 10 metų laikotarpyje, žinoma, praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų, bet pagal tai galima planuotis ir projektuotis tam tikrus dalykus, tai mes galime pasižiūrėti, jog šitoje vietoje jie visi ėjo apie grubiai 4 metus lygiai ir po to jau Nasdaqas pradėjo važiuoti aukštyn labai stipriai, o SCHG tapo tarpiniu variantu. Ir aš ir sakiau, jeigu jūs nenorit labai tokio koncentruoto portfelio, sakykime jo, tai kuo platesnis portfelis, tuo tikriausiai bus mažesnė jūsų grąža ilgojo laikotarpio, kuo labiau koncentruotas portfelis, tuo didesnė bus grąža, bet ir sviravimas bus didelis. O tas SCHG yra toks tarpinis variantas už minimalią kainą. Ir vėlgi, jeigu mes lygintume jų kainas dabar, tai šitoje vietoje SCHG kainuoja 89 pinigus, SPI kainuoja beveik 500, QQQ kainuoja 430. Tai kitaip tariant, jeigu jūs norėtumėte, sakykime, investuoti, darbinti pinigus, tai tokiu atveju pas jūs SCHG būtų pasirinkimas mažomis sumomis tą daryti iki 100 eurų ir valio. Visur jisai turi A+, išskyrus dividendus, bet dividendai nėra mūsų esminis dalykas, nes tai yra growth ETF-as, tai jis ir neturi mokėti tų dividendų labai daug. QQQ iš viso D turi. Tai pagal reitingus ETF-ų jisai yra gerokai pranašesnis tiek už Nasdaqą, tiek už S&P 500, jeigu mes išbraukime dividendų šitą dalį. Jeigu mes ją paliekame, jis yra equally, tai yra vienodai geras palyginti su SPAJum ir SCHG yra vienodo lygio, tik tai tiek, kad SPAJus turi 0,07 turto valdymą, SCHG turi 0,04, Nasdaqas turi apie 0,3 turto valdymą. Tai šitoje vietoje dividendai, pavyzdžiui, negroja visiškai. Performances galim matyti, jog šitoje vietoje 9 mėnesių lenkia visur labai gražiai, nuo metų pradžios irgi varo į priekį SCHG, metų laike duoda į kaulus, 10 metų laike yra tarpinis gražus viduriukas. Ir likvidumas, jis yra mažiausiai likvidus iš visų 3, bet mums tai tikrai negroja dėl to, kad vidutinis prekiaujamas kiekis yra beveik 1,5 milijono vienetų per dieną per 24 valandas. SPAJus arba S&P 500, žinoma, yra likvidžiausias, apie 70 kartų likvidesnis. QQQ yra apie 40-35 kartus likvidesnis. Bet mes tikrai neprekiaujame tokiais kiekiais, aš kalbu apie čia 8-9 eurus, o 8-9 padauginkite iš šitos pinigų sumos ir jo. Žodžiu, average daily dollar volume, tai jau 102 milijonus reikia suprekiauti per dieną. Tai jo.
Toliau, koncentracija ir rizika. Tai šitoje vietoje 251 kompanija vietoje 504 ir 102, jeigu kalbam apie konkrečiai SCHG. Ir šitoje vietoje labiausiai koncentruotas yra į top 10 pozicijų būtent irgi SCHG. Tai jeigu norit koncentruoto, bet tuo pačiu ir diversifikuoto fondo, valio 205 kompanijų važiuoja jūsų krepšelį. Dabar kaip jį nusipirkti šitoje vietoje, tai atsakymas vėlgi yra paprastas. Tie, kas seka mano portfelį, tai matėt, kada aš jį pirkau, už kiek aš jį pirkau, tai reikia ateiti į priekybą, susivesti SCHG, prieiti prie pirkti ir toliau nusistatyti, už kiek mes norime tą padaryti. Sakykime, ribotas pavedimas, aš noriu už 89 nusipirkti, sakykime, čia marža dar, kadangi pinigų neužtenka pas mane balanse, tai sakykime 10 vienetų aš noriu nupirkti 890, jeigu vienas vienetas, tai 89. Užpirkimas kainuoja $20, patikime pirkimo užsakymą, valio sveikinu, jūs ką tik įsigijote 250 kompanijų į savo portfelį. Ir šitoje vietoje, jeigu mes norime įsigyti, sakykime, tą patį Nasdaqą, tam, kad nepirkti už 499, galima nusipirkti už 14, tai yra ANAV. Šitas ETF, kuris kainuoja 14 tik tai eurų, o S&P 500 tai kainuoja eurinis 490 ir tai yra SXR 8. Na, o jeigu norit pasižiūrėti apie Nasdaq ETF, tai sekantis video čia, like, share, subscribe ir galit pradėti naudotis Freedom24 paslaugomis su nuoroda apačioje. Pelningo visiems investavimo, sekit portfelį, komentuokit ir lauksiu jūsų klausimų. Iki. Jaučiuosi kaip žvaigždė.